Sveiki. Trumpas vaizdo įrašas, turbūt trumpas, apie tai, kokią kainą mes sumokam tada, kai dirbam mums nepatinkantį darbą, arba šiaip gyvenime esam kažkokiose situacijose, kurios mums nepatinka ir norėtume iš jų išeiti. Ir problema yra tame, kad jeigu esam ten, kur mums kažkaip filosofiškai, pasaulėžiūriškai, pagal vertybės netinka, vyksta vidinis konfliktas. Vyksta nuolatinis vidinis konfliktas, kai mes esame toje veikloje, kurioje manome, kad nereikia mums būti. Tai yra mūsų pačių jau mintis, jau kažkoks gal pasiektas suvokimas, kad jau nebereikia, nes nebetitinka. Ir kuo daugiau to neatitikimo yra gyvenime, tuo didesnis vidinis konfliktas, o vidinis konfliktas gamina tokį neaiškumą gyvenime. Neaiškumą, o neaiškumas veda į tai, kad nėra tada aiškios energijos pa žmogų gyvenime, aiškios krypties tai energijai, apskritai visai, kurią žmogus gauna, kaip kad veiklai savo, kažkam nuveikti, jis reiškia nebeturi. Tada prasideda neaiškumas galvoje, kad labai sunku kažko konkrečiai imtis, laikytis kažkokio plano dienos, laikytis kažkokių krypčių, nes jeigu bent viena sritis gyvenime yra neišspręsta ir tokia, kur jinai kelia vidinį konfliktą, tas vidinis konfliktas persiduoda ir kitas sritis ir prasideda toks nuolatinis trūkčiojimas. Visur, kur beeitume, toks tarsi trūkčiojimas ir tarsi sunku daryti neišeina, nes galvoje nėra aiškumo, reiškia įjungtas mąstymas visą laiką, dideliu pajėgumu. O mąstymas pajungtas atrasti būdą, kaip išeiti iš to, kas jau nebetinka, bet jeigu mes nededam to žingsnio, tada kai mąstymas mums pasiūlo kažkokį žingsnį, ką daryti, ir mes jo nededam, tada mąstymas vėl veikia. Ir mes vėl nededam žingsnio, vis vėl veikia, kol jisai žmogų visiškai apsėda, toks žodis, arba kaip apkrauna ir tada žmogus gyvena protę. Nes dėl to, kad jis nesima veiksmo. Nes jeigu jis ima veiksmo pastoviai, tada ateina malonumas. Iš tikrųjų, imantis veiksmo ir sumažinus mąstymą ateina malonumas, nes energija gauna kryptį. Ir tada mes darom. Ir tas darimas jis toks fainas yra, nes 100% įsijungia darimas ir žmogus yra tėkmėj, jis kažką daro. Jam tai einasi tol, kol einasi, ne? Ir tada, kai jau nebeseina, vėl reikia daryti kažkokius pokyčius. Bet esmė, kad jis išsilaisvina iš to perteklinio mąstymo. Ir didžiulė problema yra tada, kai mąstymas, protas pasiūlo kažkokią išeitį iš tos situacijos, kur yra konfliktas ir žmogus nesima to. Jis tada įstringa. Ir čia tas strigimas jisai gali būti tiesiog keliom dienom, o gali būti visam gyvenimui pas kažką. Ir tada visą gyvenimą tokiam sunkume, nes mąstymas veikia. Ir ką be pasiūlytų mąstymas, žmogus vis tiek sako ne. Ne, nes bijau, ne, nes nenoriu, ne, nes man nepavyks, visai nesvarbu, kodėl ne. Viskas, užsisklendžia energija, žmogus sukasi tame pačiam, jam tada negera, nemalonu ir tada gal prasideda ir kaltinimai visų kitų ten, kad nes nesuprantat, kodėl taip yra, o iš tikrųjų dėl to, kad nesiema veiksmo. Ir dėl to ir yra tas, kad skatinama klaidas daryti, kažkaip pradėti tą veiklą, nes tada bus patirtis, bus patyrimas. Mes vis tiek imamės visada geriausio varianto, kurį žinom tai dienai. Mesgi nėra taip, kad tarkim mums yra 10 idėjų, kurias dabar galėtume daryti, kad išeiti iš kažkokios situacijos ir mes imamės blogiausią 10, ne, kaip pirma geriausia. Ne, mes laiką vis tiek, kaip bebūtų, mes tiek renkamės tiek geriausią variantą pagal to meto savo suvokimą, savo žinias. Ir dėl to čia yra visiškai normalus būdas veikti ir čia nėra jokios priežasties save kaltinti po to. Nes mes kiekvieną kartą gyvenime veikiam pagal geriausią idėją, kurią turim tuo metu. Ir viskas.
Ir tiesiog, ir čia atsiranda paprastas veikimas, be jokio savęs kaltinimo, ir mes suprantam, kad, padariau. Ir supraskim tą dalyką, kai žmogus įsisavina šitą suvokimą ir turi tą patyrimą, kaip iš tikrųjų yra negera būti mąstyme, va tam užsisukusiam, pastoviam, kur ten, tiesiog viskas užsidaro pas žmogų, kai jis intensyviai mąsto, abejoja, neranda išeities, jis nebegali atsipalaiduoti, nebegali pajausti ten aplinkos, jeigu jisai vaikšto kažkur gamtoj, miške, nes jisai protė, visą laik protė. O tada, kada jis pradeda imtis veiksmo, jis pradeda eiti į veiksmą ir kaip tik mąstymas atsitraukia, nes viskas, jau žmogus veikia, jau ten nebereikia to kažkokio išeities radimo. Tai va toks būtų patarimas, imtis veiksmo ir išsigryninti, kur yra konfliktai. Dažniausiai tas konfliktas ir atsiranda tam, kad mes patobulėtume, kažką pakeistume, nes atėjo laikas naujai patirčiai. Ir jeigu mes gyvenam su konfliktu ir nenorim nieko keisti, tai tiesiog bus blogai ir viskas, reikia su to sutaikyti. Ir gali būti taip blogai, kad visai užsiblokuos visi pojūčiai žmogui, visas džiaugsmas, atsipalaidavimas, to nebebus. Bus tik tai mąstymas, ir kuris sukels didžiulį sunkumą ir kančią. Tai veiksmas nuo to išgelbės tikrai ir atneš energijos, motyvacijos ir tokį pajautimą, tokį žydėjimą. Dar kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau. Gerai. Iki.